Daugelis mane pažįsta, bet kas nepažįsta, nauji vardai, dėkoju, kad prisijungėt. Atstovauju Strasbūro lietuvių bendruomenę ir vykdome projektą, prevencinį prekybos žmonėmis projektą už visą Prancūziją. Bet priėmėm ir kitas šalis, nes tikrai informacija aktuali ir kuo daugiau dalinsimės, kuo daugiau formuosime savo bendruomenės ir jų narius, taip galėsime padėti ir aukoms, ir šviesti, ir ypač šiandien matome daug mokytojų iš lituanistinių mokyklų skirtingose šalyse ir visi dirbame su jaunimu, tai ypatinga reikšmė ir kodėl ėmėmės jau antrą kartą šios nepatogios temos. Dažnai daugelis nenori, pabijo kalbėti šiomis nepatogiamis temomis, nes tai visgi yra sudėtinga. Mes jau antrą kartą vykdome, pirmą kartą vykdėme prieš 2 metus ir tai buvo labai sėkminga, pasiekime visas Prancūzijos bendruomenės, suformavome savanorius ir tai padeda atpažinti aukas, padėti artimui ir net tada, kai galvojam, kad mūsų valstybėje gal gyvenam kažkokiam burbule, vis tiek galim atpažinti, padėti aukoms ir atrasti net tuos atvejus prekybos žmonėmis artimoje aplinkoje. Tai šiemet mes vykdome projektą Žinojimas apsaugo. Ir turėjome pirmą konferenciją Strasbūre, kurios taip pat įrašą galite rasti mūsų YouTube kanale arba svetainėje, kurią atnaujinome stopišnaudojimui.fr. Šį projektą finansuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir labai tikrai agituoju kitais metais dalyvauti kitų šalių bendruomenės ir aktyvinti ir skleisti šią žinią pas jūs. Ir šiandien pakviesiu kalbėti du mūsų svečius. Rugilę Butkevičiūtę iš ribologijos, bendra įkūrėja, ekspertė ir smurto artimoje aplinkoje. Ir taip pat Dalių Čeponą iš valstybinės darbo inspekcijos, kuris pakalbės daugiau apie darbo teisę ir šią sritį. Ir tikrai agituoju visus klausti, rašyti ar asmeniškai, ar į komentarų sekciją viso susitikimo metu. Taip pat pasisakys ir po to galėsime turėti diskusiją, nes manau, kad visi esame savi ir būtent diskusija iššaukia daug aktualių klausimų, tai nesidrovėkite. Tai kviečiu Dalių, jeigu taip tinka. Puikiai tinka, ačiū. Leiskite prisistatyti. Esu Dalius Čeponas. Šiuo metu dirbu valstybinėje darbo inspekcijoje. Esu šios įstaigos vadovo pavaduotojas. Ir ką aš veikiu čia, ar ne, šiandien su jumis? Nesvarbu, kad po darbo tema yra svarbi. Ir viena iš valstybinės darbo inspekcijos funkcijų yra prisidėti prie kovos su šituo blogiu. Būtent prisidėti savo kompetencijomis, tiek įdirbių, tiek kontrolės veiksmais, tiek prevencija prie prekybos žmonėmis išnaudojimui darbui. Tai yra priverstinis darbas. Priverstinis darbas yra viena iš išnaudojimo formų, taip sakant, nes jis yra Lietuvos Respublikoje kriminalizuotas. Taip pat kriminalizuotas ir ne tik Lietuvos Respublikoje, kiek Prancūzijoje taip pat. Matom iš Norvegijos atstovų, kiek žinau, Norvegijoje taip pat. Ir be abejo visoje Europoje, tai yra neišimtis. Kai kuriuose valstybėse yra vienas apibrėžimas, kitur yra dar toks apibrėžimas, žinau, UK yra naujas pakankamai apibrėžimas modernioji vergovė, taip pat patenka po šitą savoką. Tai kaip aš atsidūriau, galbūt ar ne, trumpai apie save, valstybinė darbo inspekcijoje dirbu daugiau negu 20 metų.
senas jau esu, bet su šita tema darbuojuosi daugiau negu 10 metų, galbūt netgi sakyčiau apie 15. Kaip aš pradėjau, atsimenu, 15 metų atgal turėjome tokį mokymus, buvo atvažiavęs prokuroras iš Olandijos ir galvoju, ką čia išnaudos prekyba žmonėmis ir valstybinė darbo inspekcija, prie ko čia mes, ar ne, taip sakant. Tačiau pradžioje gal buvo nelabai aišku, dabar man jau tikrai aišku ir tas reiškinys keičiasi ne tik be abejo vakarų Europoje, jis anksčiau yra identifikuojamas, apie jį kalba, pas mus galbūt apie tą priverstinį darbą kalbėjau mažiau, jeigu mes kalbėdavome apie prekybą žmonėmis, tai kalbėdavom daugiau apie kitas išnaudojimo formas, kaip prostitucija, ar ne, ten ir panašiai. Taip mes įsivaizduojam, gal visuomenė taip įsivaizduoja ir pati valstybė, Lietuva keičiasi. Jeigu mes kalbėtume apie Lietuvą, tai anksčiau būdavome kilmės šalis aukų, dabar esame net ir tikslo šalis, kaip jinai yra įvardyjama, nes pagerėjus ekonominiai situacijai, taip sakant, trečiųjų šalių piliečiai, ar ne, kurie yra rizikingiausias, galbūt, ar ne, kontingentas atvažiuoja į tą Lietuvą to darbo ieškoti. Tai jeigu leisite, aš pasidalinsiu skaidrėmis ir šiek tiek papasakosiu, orientuodamas galbūt tas skaidrės, kai ką praleisdamas jums, ar ne, kas būtų aktualu, kaip mokyklų atstovams, ar dirbantiems su jaunimu. Tai sakykite, jeigu matysite, jeigu nematysite, taip pat sakykite, tuoj minutėlę. Taip. Ar matot? Ne, turbūt matot pusę, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Taip, pusę matosi. Pusę matosi, dabar matosi, bet ne viskas turbūt, ar ne? Matosi ir dekstopą biškį. Na, aišku, nesklandumai, kai visą laiką atsitinka, bet manau, mes įveiksim. Dabar sakykit. Matosi, bet ne per visą ekraną. Ne per visą ekraną. O, man kaip šiandien. Va, manau, bus dabar gerai. Dabar? Dabar gerai. Dabar liuks, ar ne? Tai trumpai, reiškia, kodėl mes kalbam apie tai, ar ne? Apie išnaudojimą darbui. Tai darbo migracija, darbo jėgos migracija, be abejo, kai kurie darbo migrantai esate, ko gero, ir jūs. Tai galima jūs irgi pavadinti, ne visi nutekame arba esame meilės migrantai, iš pradžių būdame darbo migrantai, paskui be abejo meilė iš paskos. Tai labai gerai, jeigu viskas sklandžiai, ar ne, bet yra pasitaiko ir atvejų, dėja, kad nežinojimas tam tikrų teisės aktų sąlygoja, kad mes galime būti ir aukos ir patekti į tam tikras pinkles, piktavalių, reiškia, tarpininkų, ar ne, kurie prižada mums aukso kalnus, taip sakant, ir dėja, realiame gyvenime arba faktinės aplinkybės yra šiek tiek kitokios, ar ne, tai todėl aš pabandysiu vėliau pasakyti, kaip galbūt galima būtų atpažinti, ar ne, nepasiduoti tą įtakai ir kokios darbo teisės normos, jos be abejo yra unikalios galbūt priklausomai nuo valstybių, ar ne, bet bendros tos, reiškia, tendencijos yra tokios pačios. Tai statistika šiek tiek. Tai yra oficiali ES statistika ir didžioji dalis išnaudojamų žmonių yra ne iš ES valstybių. Tai yra trečiųjų šalių piliečiai ir jeigu kalbame apie išnaudojimą darbui, tai dėja jisai yra augantis ir matote dešinės skaidrės pusėje auga šiek tiek į blogą tendenciją, ar ne? Tai čia dar norėčiau parodyti, tai kaip pasiekiamos yra aukos, ypatingai jaunimas, ar net kreipkite dėmesį, čia galbūt ir pasenusi skaidrė, gal yra ir naujų metodų, bet čia yra vieni iš pagrindinių, kuriuos jūs turbūt irgi žinote. Ypatingai, jeigu kalbame apie žaidimų platformas, ar tai būtų online žaidimai, ar tai būtų pokalbių platformos tokios kaip Discordas, ar ne, ir apie jas reikėtų tėvams žinoti, galbūt ir mokytams, ir atkreipti dėmesį, galbūt ar ne jaunimo, kad
per šias platformas jie gali būti verbuojami, žadomi aukso kalnai, ar ne, ir tėvai, mokytojai, ar ne, visuomenė turėtų apie tai žinoti ir galbūt karts nuo karto pakalbėti su jaunimu apie tai. Tik tas priverstinis darbas labai trumpai, jūsų labai tokiom, kaip sakant, teisiniam materijom nekankinsiu, jūs galėsite matyti susipažinti ar ne su skaidrėmis. Tai priverstinis darbas, jo sąvoka atsirado pakankamai senai, 20-ojo amžiaus pradžioje yra tokia tarptautinė organizacija, tarptautinio darbo organizacija su būstinė Šveicarijoje, jie apibrėžia tai labai aiškiai, tai yra tokios paslaugos, ar ne, iš kurių reikalavimo žmogui grasinant bet kurią bausmę. Tai ta bausmė dėja dar pas mus teisminėje praktikoje reikalinga fizinė bausmė Lietuvoje, kitur Europoje šiek tiek yra pažangiau. Tam tikrą grasinimą galima suprasti ir ne tik pririšus žmogų prie radiatorius, kaip aš juokauju negražiai, ar ne, bet ir psichologiškai įveikiant. Tai kas yra taikiniai? Tai taikiniai nėra, taip sakant, kažkokia konkreti etninė, geografinė, rasinė grupė, kai būdavo kalbama apie vergovę ar ne viduramžiais, arba jeigu kalbama apie Jungtinės valstijas 17-18 amžius ar ne, juodaodžių prekybos atveju, tai šiuo metu pavergimui gali būti pasitelkiama bet kas. Tai ir ne visada naudojama grubi ir identifikuojama jėga. Žmogus gali pats, sutikti su tomis sąlygomis, už skolas, ar ne, už dideles palūkanas, ar ne, ir žmogus tampa priklausomas. Tarkim, labai dažnai dabar pradėti tam tikri ikiteisminiai tyrimai, jeigu, pavyzdžiui, mes kalbėtume apie Lietuvą, tai yra tam tikri tarpininkai, kuriems sumoka asmenys iš trečiųjų šalių, dažniausiai tai būna nelabai turtingos valstybės, Vidurio Azijos, pavyzdžiui, valstybės, buvusios Tarybų sąjungos valstybės, baigėsi stanas, pavadinimas, tai jie prasiskolina labai nemažai pinigų, kad patekti į tą Šengeną, į tą Europą. Lietuva irgi tokia Europos dalis, tai tiems tarpininkams yra jau skolingi čia atvažiavę. Ir dažnai yra priversti netgi dirbti tam tikromis sąlygomis, dėl kurių galbūt jie ir nesitarė. Ar ne? Tai va čia yra tokia rizika ir tam tikrai ikiteisminiai tyrimai ir pradėti šiais atvejais tikimės tam tikrų rezultatų. Labai trumpai, tiesiog jūsų žiniai, kad yra baudžiamojo kodekso straipsniai, apie juos aš plačiau nekalbėsiu, ar ne, yra, jeigu ką galima pasiskaityti, baudžiamajam kodekse yra ne vienas tas straipsnis. Kokie yra 3 pagrindiniai elementai, ar ne, prekybos žmonėmis? Tai yra neteisėti veiksmai, aukos palaužimo būdai ir išnaudojimo formos. Tai kaip matote, tiek tų būdų, tiek tų veiksmų, tiek tų formų yra be galo įvairių. Tai nėra kažkokio vieno veiksmo, ar ne, ar tai fizinio smurto, kaip minėjau, ar ne, gali būti įvairūs. Tai tiesiog, pavyzdžiui, pasinaudojimas priklausomumu, ar ne, auka yra priklausoma nuo narkotikų, ar ne, už tos narkotikus jis gali daug ką padaryti, ar ne, išnaudojimo formos, ne tik priverstinis darbas, apie kurį aš čia plačiau kalbėsiu, bet Rugilė matyt papasakot galėtų daug plačiau apie tai, apie kitas išnaudojimo formas, ar ne, kuo tas pasireiškia. Verbavimu, gabenimu, laikymu nelaisvėje ir panašiai. Tai apie teisminę praktiką galbūt irgi nelabai kažką jums daug pasakosiu, galbūt norėčiau papasakoti apie prevenciją, ar ne, kad visgi darbo teisė yra vienas iš pagrindinių labai svarbių apsaugos elementų, kur išmanimas pagrindinių teisių leidžia aukai arba galimai aukai, apsisaugoti, ar ne, ir kažkaip tą prevenciškai, galbūt kritiškai vertinti tam tikrą informaciją, ar ne, skelbimus ir kitą pokalbių metu, ar kažkaip, ar ne, nes tam tikras nerealus, matyt, ar ne, nerealus pažadai kartais gali slėpti ir tą tokį galimą išnaudojimą. Tai
Be abejo, migracija, tiek darbo migracija, tiek pabėgėliai, karo pabėgėliai gali susidurti ir susiduria dažnai su kalbos barjerais, kultūriniais skirtumais ar ne, be abejo, neišmanimu ne tiek darbo teisės, bet apskritai teisinės sistemos, nes ir kultūriniai skirtumai labai dideli, taip sakant, religiniai skirtumai ir panašiai. Minimalus atlyginimas ar ne, saugios darbo sąlygos. Azijoje tos darbo sąlygos suprantamos vienaip, o Europoje jos yra žymiai aukštesnio lygio. Tai todėl žinojimas savo teisų ir žinojimas, kad jie negali būti diskriminuojami, kad jie turi tokias pačias teisės kaip ir dirbantis Lietuvoje arba, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tos šalies piliečiai ar ne, lygiai tokias pačias teisės turi, jeigu kalbame apie darbo sąlygas, ar ne. Tai kontroliuojami, reglamentuojami santykiai, aš išskyriau, ar ne, skaidrumo garantijas, tuos santykius prižiūri įvairios institucijos, tai didžiąją dalimi Europoje, jeigu kalbame apie saugą sveikatą, tą atlieka darbo inspekcijos, Prancūzijoje taip pat, gal toks išskirtinumas vakarų Europos, kad socialiniai partneriai, profesinės sąjungos čia aktyvesnės ir turi daugiau įgaliojimų palyginus su Lietuva. Tai čia irgi gali būti kaip vienas iš, jeigu kyla kažkokių klausimų, kreiptis ir į profesinės sąjungas. Kas gali apsaugoti, kokie darbo teisės principai apsaugantis nuo išnaudojimo? Tai be abejo darbo sutartis, pavyzdžiui, pagal Lietuvos teisę, tai tik tai ją pasirašius ir pranešus socialinio draudimo įstaigai, tu gali pradėti dirbti. Skaitoma, kad tu dirbi legaliai ir įgyji iš karto tam tikras teisės. Esi saugomas, turi tam tikras socialinės garantijas, esi draustas. Tai ta sutartis pasirašoma raštu. Teisingas laiku mokamas atlyginimas. Atlyginimas, kaip minėjau, negali būti mažesnis negu kitų, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tos pačios kategorijos darbą, ar ne, tą patį darbą, tai jis negali būti mažesnis negu kokio nors, pavyzdžiui, prancūzo, arba norvego, arba lietuvio. Jeigu mes kalbam apie jo dydį, tai apskritai tai jisai tam tikrais atvejais, ne visos valstybės turi tą minimalų atlyginimą, kai kuriuose valstybėse jis yra susietas su šaka, su kolektyvinėmis sutartimis, tačiau kiekviena valstybė turi tą vadinamą minimalų standartą ir mažiau mokėti negali. Taip pat jo mokėjimo periodiškumas, jo negalima užlaikyti, jį reikia mokėti bent kartą į mėnesį. Jeigu mokama dažniau, dar geriau, bet ne mažiau negu kartą per mėnesį. Tai, kaip minėjau, socialinės garantijos, draustumas čia irgi, draustumo pagrindu atsiranda ir garantijos, tiek susižeidus, tiek netekus darbingumo arba netekus darbo. Saugios ir sveikos darbo sąlygos. Tai čia aksioma irgi bendra, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, ES reglamentai. Saugo darbuotoją ir jam reikia išduoti ir asmeninės apsauginės priemonės, neleisti dirbti be šalmų statybose, pavyzdžiui, ar ne, arba ant stogų jie turi būti prisirišę. Čia labai daug įvairių skirtingų atvejų, tai priklauso nuo darbo vietos, ar ne, ir to darbo pavojingumo. Kas lemia, ar ne, sugrįžkime, ar ne, kas lemia prekybos žmonėmis veikas, tai aš išskirčiau galbūt tokias 4 pagrindinės priežastis. Tai emigracija, gajus iškreiptas požiūris į moters vaidmenį, čia jeigu kalbėsime apie išnaudojimą, moterų išnaudojimą, ar ne, socialinės ekonominės priežastis, skurdas, nelygi turtinė padėtis, nepasitenkinimas turimu socialiniu statusu, čia puikiausiai, kiek aš pamenu, Rugilė apie tai pakalbės, psichologinės priežastis, nepasitikėjimas savimi, menka savivertė, žemas emocinio intelekto lygis. Apie požymius, ar ne? Bendrausite su jaunimu, ar ne? Arba nebūtinai su jaunimu. Atkreipėte dėmesį, kad šitie asmenys išvardinti šios skaidrės dešinėje turi didesnę riziką tapti aukomis. Tie faktoriai yra tokie, pagrindiniai be abejo, tai yra išsilavinimas, skurdi aplinka, nėra artimųjų,
karo, kitoks pabėgėlis, migrantas, psichinių problemų turintis, skolos, užsienio kalbos nemokėjimas ar ne, priklausomybės ir panašiai. Kas dar labai atkreipčiau dėmesį, kad retas atvejis, kad pati auka laikytų save auka. Čia yra, irgi susiduriam su tam tikromis problemomis, identifikuodami aukas ir pradėdami tos tyrimus, nes tam tikrais atvejais, nors ne visada, bet būtina, kad auka laikytų save auka, kad jinai suprastų ir norėtų keisti tą situaciją, ar ne, nes ta tokia riba, jinai yra labai trapi tarp išnaudojimo darbui, jeigu mes kalbam apie jį, ir kitų pažeidimų darbo teisės pažeidimų, tarkim, ar ne, kaip atlyginimo nemokėjimas. Atrodo, tai yra kaip ir pažeidimas numatytas, reiškia, darbo įstatymuose, tačiau šalia gali būti ir išnaudojimas, nes jeigu tam tikrų aplinkybių veikiamas, dėl ko tas atlyginimas nemokamas, ar ne apskritai, kad aš sugalvojau kažkaip ir nemoku, ar neturiu pinigų šiai dienai, bet tačiau gal turėdamas tam tikrų tikslų ir motyvų. Tai va čia tas tokia latentiškumas, jeigu taip trumpai, nėra taip, čia tas nusikaltimas nėra toks akivaizdus ir matomas. Pavyzdžiui, bėgo pro šalį nusikaltėlis, trenkė kažkam į veidą, atėmė telefoną ir pabėgo. Akivaizdu, padarytas nusikaltimas. Prekybo žmonėmis atveju įvairiomis formomis to paprastai nenustatysi, tą reikia įvertinti, atlikti tyrimus, kriminalinės žvalgybos veiksmus, apklausti labai daug liudytojų ir panašiai. Todėl čia yra, kaip sakant, dėl to tie skaičiai galbūt nėra dideli tų tyrimų ir tie tyrimai labai sudėtingi. O dėl ko, reiškia, jie nelaiko savęs aukomis, tai bijo tų pačių, reiškia, darbuotojų, nežino savo teisų, nežino, kur kreiptis. Nežino, kad gali būti apskritai tokia pagalba suteikta, tokia pagalba gali būti suteikta ir kiekviena valstybė turi tam tikrus struktūras ir tam tikras metodikas, kaip tą daryti. Bijo būti deportuoti labai dažnai, nes yra sakoma, jeigu tu čia kažkur eisi skųsies, mes atimsim tau vizą darbo, jeigu tokie yra, ar ne, mes tave išdeportuosi, tave institucijos, reiškia, gausi baudą kažkokią ir panašiai, reiškia. Ir be abejo, neapmestinis dalykas Stokholmo sindromas vadinamas, ar ne, kaip priprantama prie savo išnaudojimo. Tai čia ne tik šiuo atveju, bet yra ir kitų, reiškia, nusikaltimų atveju. Ir be abejo, kad kartais ir dažnai būna, kad šita situacija, kurioje jie yra visgi geriau negu tai, ką jie turi namuose. Tai aš atsimenu, kaip 15 metų atgal rodė skaidrės iš namo, kur gyvena aukos, tai man keista buvo matyti, yra namas, 10-12 žmonių ten gyvena, baldai geri, kilimai, tapetai nenuplyšę, man iš karto kokią nors ten iš Lietuvos televizijų, TV pagalba ir panašiai aplinka, kur žmonės dar prastesnėmis sąlygomis gyvena ir matyt, čia tai ir atspindi, kad kartais geresnė situacija, nesvarbu, kad tu esi išnaudojamas, neduoda suprasti aukoms, kad jie yra išnaudojami. Čia tokie kontroliniai klausimai, ar ne, kurie gali būti užduodami asmenims, kurie galėtų būti aukos. Tai va, šitie klausimai, klausimynas jums galėtų būti aktualus ir pasitarti su mokiniais, su jaunimu, ar ne, pasikalbėkite, yra ir į ateitį, ar ne, prevenciškai, nes kiekvienas jaunimas yra potencialus darbuotojas netolimoje ateityje arba šiuo metu jau dirbantis, ar ne, tam tikrus darbus. Tai va, pagrindiniai klausimai. Sutartis, leidimai, jeigu jų reikia, legalumas, darbo valandos, darbo sąlygos, apsaugos priemonės, ar gali išeiti iš darbo, ar kažkas sulaiko, žino savo teisės, žino galimybės burtis į profesinės sąjungos, arba apskritai, kur kreiptis ar ne, ar dirba kitomis sąlygomis nei buvo žadama, ar turi savo asmens dokumentą, ar jis iš jo atimtas, ar gyvena kartu su darbdaviu, arba su kitais kolegomis, ar ne, tam tikromis sąlygomis, ar ne, kur daug asmenų viename ar ne kambaryje.
ar turi laisvo laiko, ar gali išeiti iš darbo, ar yra nestebimas ir panašiai. Čia tokios pagrindinės, bet ne vienintelės, pagrindiniai, bet ne vieninteliai klausimai, kurie yra užduodami ir galima būtų jau identifikuoti tam tikrą tendenciją, o galbūt jis yra galima auka. Šiek tiek buvau užsiminęs apie aukso kalnus, ar ne, tai rizikingi darbo pasiūlymai. Reikia atkreipti dėmesį ir būti atsargiems, jeigu tas pasiūlymas yra pernelyg gražus, nerealiai gražus, nerealiai didelis atlyginimas už nekvalifikuotą darbą. Tai iškart galima įtarti, kad kažkas čia, arba reikėtų bent jau pamastyti kritiškai, kad kažkas čia ne taip, nes, kodėl čia taip išskirtinai visi lyg tai žada mažiau, o čia labai daug, reiškia, už nekvalifikuotą darbą. Vengiama pasirašyti kontraktai, sutartys ar ne, arba duoda pasirašyti dokumentus jums nesuprantama kalba. Kiek žinau, visi teisės aktai, darbo aktai Lietuvoje taip pat, Lietuvoje labai aiškiai, kad sutartis arba valstybinė kalba, arba ta kalba, kurią jūs suprantate, tik tai gali būti pasirašoma. Aš manau, kad tas pats yra ir Prancūzijoje, Norvegijoje ir kitur Europoje. Reikalaujama susimokėti už įdarbinimą. Teisės aktai, europiniai teisės aktai draudžia už tarpininkavimą imti atlyginimą. Be abejo, kartais tuo yra piknaudžiama, prisidengiant, jog tas atlygis yra už tam tikrų dokumentų kopijavimą, ar ne, ten ta prasme kažkokį tarpininkavimą, vertimą ir panašiai. Darbdavys reikalauja atiduoti jam asmens dokumentus. Asmens dokumentai yra asmens dokumentai, kad jie yra jūsų ir jie turi būti su jumis, prie jūsų. Darbo ir gyvenimo sąlygos aprašomos miglotai, tiek pačiuose skelbimuose, ar ne, tiek pokalbio metu su darbdaviu dėl darbo, vengiama konkretumo. Labai trumpai apie institucijas, ar ne, jeigu matome prevencija, pagalba aukoms ir persekiojimas. Tai labai trumpai, jeigu imkime lietuvišką pavyzdį, manau, čia tas pats ir visur. Prevencija tai yra tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek kontrolės institucijos, tiek darbo inspekcija, tiek policija, tiek prokuratūra ta prevencija užsiema, pagalba aukoms teikia nevyriausybinės institucijos, organizacijos. Persekiojimą vykdo teisėsaugos institucijos, Lietuvoje policija, prokuratūra. Darbo inspekcijos funkcijos, nežinau, galbūt labai trumpai. Tai jeigu nustatom tik pažeidimus, baudžiam. Jeigu nustatoma prekyba žmonėmis, baudžiam patys. Jeigu nustatom galimą prekybą žmonėmis priverstiniam darbui, informuojame nevyriausybinės organizacijas apie auką. Ir perduodame tą visą turimą medžiagą policijai. Čia galbūt nesikartosiu, nes čia yra daugiau apie Lietuvą, ar ne. Matyt, panašus reglamentavimas yra ir kitose Europos valstybėse. Aš po to jums čia bus nuoroda, kur galima bus pasiskaityti apie kiekvieną valstybę atskirai, pagrindinę informaciją, atsakingos institucijos ir pagrindiniai nevyriausybinės organizacijos, kurios kiekvieno valstybėje veikia. Tai jeigu kalbam apie Lietuvą, tai yra valstybinė darbo inspekcija, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, esantis Kaune, turintis taip pat pagalbos liniją, nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, turinti pagalbos liniją 24/7, kuriuo galima skambinti susidūrus su šitais atvejais. Ir be abejo, bendrasis pagalbos centras, tas pats numeris turbūt visoje Europoje, 112. Galbūt ar ne, Prancūzijos yra kontaktai, policija, taip pat bendrasis pagalbos centras, darbo inspekcija, priklausomai nuo departamento, jie turi savo puikų tinklapį, aš žiūrėjau, jo prancūzų kalba informaciją galima susirasti, taip pat ir apie prekybą žmonėmis, asociacija vienijanti, ar ne, vyriausybinės asociacijas. Ir be abejo, jeigu galima ir bet kokį komisariatą nueiti ir pasipranešti, ar ne, apie save, apie jums žinomą atvejį, ar ne, gyvai.
Štai yra tas QR kodas, kurį nuskanavę galite nukeliauti. Aš tikiuosi, jis veikia, nes prieš 2 savaitės dar veikė. Tai yra Europos komisijos tinklapis, kuriame pagal kiekvieną valstybę galima surasti atsakingus institucijas ir bendrą informaciją apie prekybą žmonėmis. Tai kuo norėčiau pabaigti, ar ne? Norėčiau skambia fraze, kurią jūs matote, tikiuosi matote prieš save. Tai visų mūsų indėlis yra svarbus. Nesvarbu, ką mes atstovaujame, nesvarbu, kad mes nesame kažkokių institucijų atstovai ar nevyriausybinių asociacijų atstovai, bet ir kiekvienas žmogus matantis, įtariantis pažeidimą arba pažįstantis auką, arba suprantantis, arba galvojantis, kad tas asmuo gali būti auka, gali jai padėti. Tai užkirsti kelią tai prekybai žmonėmis ir darbo išnaudojimui. Tai mes visi galime prie to prisidėti ir tuo mes galime sukurti tą saugesnį ir teisingesnį aplinką mums visiems, mūsų vaikams. Ir nuo to mums visiems bus tik tai geriau. Tai ačiū labai, esu pasirengęs perduoti žodį Rugilei ir atsakyti visus jums kylančius klausimus. Tai dėkui dar kartą. Ačiū labai. Tikrai nesidrovėkit klausti, o dabar taupant laiką perduodam žodį Rugiliai ir norėsim išgirsti, ką tu mums paruošei. Ačiū labai už žodį. Aš tuoj tada irgi, gal taip kažkaip kitaip pasidalinsiu savo ekranu. Tai irgi pamatysit, kiek daug pas mane visko ant desktopo yra. Tuoj sekundėrą matosi, ne? Gerai. Viskas. Taip, matosi. Matas? Liuks, labai gerai. Tai labas vakaras visoms ir visiems, kas čia gyvai, labai ačiū, kas prisijungėt, kas mus žiūrės online. Tai mano dalis yra apie prekybą žmonėm, bet taip pat paliesiu labai nemažai ir kibernetinio seksualinio smurto aspektų, kadangi tikslas yra kalbėti daugiausiai su tėvais arba suaugusiais, kurie turi vaikų, jaunimo arba edukuoja jaunimą, ar ne, tai paliesime šią temą. Tai esu iš nevyriausybinės organizacijos Ribologija ir iš principo Ribologiją įkūrėme prieš 3 metus, nors pati nevyriausybinėme sektorijoje dirbu jau 17 metų, ar ne, bet Ribologiją įkūrėme prieš 3 metus tam, kad galėtumėme įtraukiau ir ne taip baisiai kalbėti apie seksualinio smurto prevenciją. Tai iš principo su Ribologija būtent ir dirbam dėl istorijų, kurias gauname labai skirtingais paros laikais, ar ne, ir tos istorijos yra susijusios su seksualiniu smurtu. Labai nemaža dalis istorijų yra susijusi su seksualiniu smurtu, nuo kurio žmonės nukentėjo būtent vaikystėje. Tai tam, kad tokių istorijų būtų mažiau, mes tikime, kad darbas su prevencija yra pigesnis ir efektyvesnis negu darbas jau su pasekmėmis. Ar ne? Ir šiandien mes kalbėsime truputėlį apie savokas pradėsiu. Tai kai kalbėsiu šiandien apie seksualinį smurtą, tai turėsiu šiek tiek platesnę omeny savoką, negu tai yra numatyta Lietuvos baudžiamajame kodekse, kad seksualinis smurtas yra iš principo bet koks seksualinis veiksmas atliekamas prieš asmens valią arba veiksmas, su kuriuo asmuo nesutiko. Tai aš, kai sakysiu seksualinis smurtas, tai turėsiu omeny būtent šią savoką. Savokos yra svarbu, kad mes galėtumėm susišnekėti ir jeigu savokų mes nežinome, tai kalbėti yra labai sunku. Tai pradedant nuo žodyno, ar ne, jeigu žinau, kad šiandien kalbame su prancūzijos lietuviais ir lietuvėmis, ne, tai vis tiek pasisveikinsiu bonsoir. Šiandien, žinom, iš Norvegijos prisijungia, ar ne, tai bent jau pasakysiu hei ir dar god kveld, ar ne, labas vakaras, jau mes tada galim kalbėti geriau, nes nors kažkiek susišnekam, ar ne, bendra kalba. Tai taip pat yra ir su kibernetiniu seksualiniu smurtu. Su kolegė prieš 3 metus bandėme sudaryti žodynėlį kibernetinio seksualinio smurto,
kurto, tai nebuvo labai paprasta, nes žodžių didžiąją dalim, kuriuos mes turime anglų kalboje, lietuvių kalboje mes neturime. Skaitant ir teisės aktuose, didesnės dalies žodžių mes dar vis neturime. Tai norint kalbėti, reikia žodyno. Ta žodyną jūs rasite ribologijos puslapį nuskanavę šitą QR kodą. Ir taip pat reikia žinoti, kaip kalbėti, bet kokių žodžių ir nevartoti. Ar ne? Tai labai svarbu yra nevartoti tokio žodžio, kaip pavyzdžiui, vaikų pornografija. Nėra tokio dalyko kaip vaikų pornografija, jo niekada nebuvo ir niekada nebus. Yra tik tai vaikų išnaudojimas pornografijai, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir vaikų prostitucija. Nėra tokio dalyko kaip vaikų prostitucija, yra vaikų seksualinis išnaudojimas, ar ne? Nes žodžiai, taip kaip mes kalbam, formuoja mūsų mąstymą ir kaip mes žiūrime į įvairias problemas. Einam toliau prie žodyno. Pakalbėjom čia apie savokas, bet dabartiniais laikais vien žodžių neužtenka. Reikia žinoti ir simbolius. Tai norėčiau jūsų paklausti, galite ir čate pasidalinti, ar jums yra žinomi šitie simboliai ir ką galėtų reikšti koks simbolis. Vat pasirinkite vieną raidę ir parašykite, pavyzdžiui, D raidė reiškia ir ką reiškia D raidė. Arba, pavyzdžiui, pasirenku I raidę ir I raidė, mano nuomonė, reiškia tam tikrą dalyką. C raidė reiškia, pasirinkite tiesiog vieną raidę ir galite čatą parašyti arba atsimiutint, pasakyti ir pasižiūrėsim, kaip mes gerai žinome ne tik žodžių žodyną, bet ir emodžių žodyną, kuris yra labai susijęs su kibernetinė erdve. Nu, kas nors gali atsimiutint arba galim į čatą įrašyti. Ar nori kokį nors, Jolita, pabandyti atspėti, pavyzdžiui? Norėjau rašyti, kad nežinau, galbūt H būtų susijęs su seksualiniu kažkuo, su genitalijom, nežinau, vienintelis, kur kažką galiu šifruoti. Ir galbūt pabėgti iš pamokų, neįsivaizduoju daugiau. O, labai gerai, taip, puikiai turime spėjimų, tai šauniai, gali dar ir čatą įrašyti, pažiūrėsim, kiek atspėsite, tai atsakant į tavo irgi bandymą, tai galėtų būti emodžis, kuris reiškia mokyklą iš principo, ar ne? Bet taip pat kibernetinė erdvėje, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie vaikų viliojimą kibernetinėje erdvėje, gali reikšti, kad ir ieškau mokyklinio amžiaus vaikų, vadinasi, nepilnamečių vaikų. Kaip teisingai ir buvo pastebėta, taip tai yra susijęs su seksu ir jeigu labai konkrečiai, visi šitie simboliai reiškia vyrišką lytinį organą. Tai jeigu baklažanas ir bananas žinomas geriau, apie vynogės dažnai pamirštam. Žiūrim dar, sudėtinga dar yra, rašo. Nu, iš tiesų nelengva, tai čia keletą pavyzdžių tik tai pasakysiu. Kodėl aš įdėjau šitus emodžius apskritai? Nes jeigu net pamatysite susirašinėjimą vaiko arba jaunuolio telefone ir pamatysite kažkuriuos iš šių simbolių, ar ne, nebūtinai mes galvosim, o siaube, kažkas vyksta, kažkas tikrai yra blogai. Ir iš tiesų, tam tikri simboliai gali reikšti, aš einu į mokyklą arba aš pavargau nuo mokyklos. Bet jeigu žiūrėtumėme išnaudojamą kalbą, ar ne, su nepažįstamais, kai vaikai bendrauja, ar ne, ar kažkokiais pseudo internetiniais draugais, tai tie simboliai gali pavirsti į išnaudojimus. Tai, pavyzdžiui, labai greitai perbėgant, čia yra tikrai vos keletas jų, bet kad geriau galėtumėte įsivaizduoti, tai simbolis A reiškia, aš tavęs geidžiu. Aš tavęs noriu, seksualiai. Simbolis B reiškia mylėjimąsi, tai nuo humping, ar ne, kupranugario, humping, boning, hacking, tai reiškia mylėjimąsi. Simbolis C gali reikšti juodą tašką, bet kartu jis yra populiarus ir incelių kultūroje, ar ne, apie kurią aš tuoj pakalbėsiu. Ir jis reiškia vyrus, kurie iš principo nekenčia moterų ir vyrus, kurie galvoja, kad jie turi teisę į seksą, ar ne. Simbolis D gali reikšti ir, kad štai kūdikis, žindau kūdikį, maitinu kūdikį, simbolis D taip pat gali reikšti, kad ieškau kūdikio arba mažamečio vaiko. Simbolis F gali reikšti sveikinu, šiandien tavo gimtadienis, bet išnaudojimo kalboje jis taip pat gali reikšti pasakyk man, kiek tau metelių. Simbolis G gali reikšti liežuvį, bet taip pat gali reikšti oralinį seksą. Simbolis I
gali reikšti, jeigu žinote, nežinau, ar čia kas nors žinote, ką reiškia dar tako emodžis, bet pereisim prie jo. Tako emodžis, katės emodžis, medaus honeypot emodžis reiškia vulva, tai yra moteriška lytinį organą, tai simbolis I yra moteriško lytinio organo tenkinimas pirštu. Taip, kad emodžiai yra irgi kalba, kurią reikia žinoti arba bent jau kažkiek pačiais populiariausiais pasidomėti. Toliau einam prie simbolių kalbos. Jeigu kalbam apie prekybą žmonėms, tai, pavyzdžiui, kalbant apie tatuiruotės, jeigu mes matome tatuiruotės tam tikras, pavyzdžiui, barkodas, ar ne? Barkodo tatuiruotė gali būti šiaip populiari, žmonės keiščiausius dalykus kartais išstatuiruoja, man gražu barkodas, išstatuiruoju. Bet, pavyzdžiui, barkodo tatuiruotės, taip pat kaip ir karūnos tatuiruotės, jos gali būti susiję būtent, kad žmogus priklauso kažkam, tai yra pažymėtas. Ir jeigu mes kalbam apie moteris, tai tos karūnėlių tatuiruotės ypatingai kažkur ant kaklo, kažkur matomai dažniausiai vietoj arba kaip tik už plaukų, gali reikšti, kad jinai priklauso kažkokiam arba suteneriui, arba ir prekeiviui žmonėmis. Taip kad simboliai kartais yra nemažiau svarbu negu žodžiai ir simboliai jau irgi gali suteikti mums tam tikros informacijos. Ir vėlgi, nesakau, kad jūs dabar žiūrėsite vaikų telefonus ir pamatę kažkokius emodžius jau įsigąsdinsite, bet tiesiog šitą informaciją reikia turėti omeny ir reflektuoti. Dabar, kodėl vyksta tas kibernetinis seksualinis smurtas ir vaikų viliojimas, ar ne? Vyksta dėl įvairiausių dalykų. Vieni žmonės daro norėdami užsidirbti pinigų, kiti žmonės daro turėdami tam tikrų psichologinių ar ne problemų, traumų ir panašiai, bet taip pat tai vyksta ir dėl tam tikrų tai įgalinančių interneto subkultūrų. Viena iš subkultūrų, kurią tikrai rekomenduoju nuoširdžiai pasidomėti tėvams, tiek auginantiem vaikus, tiek mokytojų bendruomenėm, tai yra incelių subkultūra. Inceliai yra vaikinai ir vyrai, jauni dažniausiai, vadinamasis toksai savanoriškas celibatas. Tai šitoje kultūroje mes turime žmonės, kurie sako, kad aš turiu teisę į seksą, mūsų nieks nemyli, myli visi tik tai alfa vyrus. Alfa vyrą jūs matote per vidurį, apie jį tuoj pakalbėsiu, tokius alfa tradiciškai, stereotipiškai alfa vyrus, o mes štai tokie vargšeliai, tarsi ir lūzeriai, liekame be meilės, ar ne? Todėl mes norime jos gauti įvairiausiais būdais. Ieškant lengvų aukų, lengvos aukos yra vadinamosios nepilnametės merginos, ar ne? Ir visaip mes galime turėti šitą teisę. Tai apie incelių subkultūrą yra ir Netflixo filmas, matėte turbūt arba girdėjote, galėsiu pasidalinti po paskaitos, visai ir neblogas, galima būtų pasižiūrėti, koks yra tos subkultūros poveikis jauniem berniukam ir vyram, kurie iš tiesų yra sutrikę brandos etape, kurie tikrai gal jaučiasi vieniši, apleisti, nebežino, kokie jie turi būti šitoje visuomenėje, iš tai atranda bendruomenę, kuri sako, ateik pas mus, mes tave priimsim, tu čia būsi mūsų draugas, ar ne? Kitas tas alfa vyro pavyzdys, Andrew Tate, ar ne? Tai yra kitas kraštutinumas, kurį tikrai žino, kuo puikiausiai žino, jeigu sakau, jūs nežino, tai paklauskit savo vaikų ir jie greičiausiai, ypač paaugliai, žinos, bent jau Lietuvoje, 6-okai, 7-okai, vaikinukai, kelia rankas, žinom, kas jis yra alfa vyras, jis yra lyderis, turi puikų gyvenimą ir taip toliau panašiai. Kai sakai, ar žinote, kad jis taip pat yra teisiamas už prekybą žmonėmis, prekybą moterimis, moterų seksualinį išnaudojimą, smurtą prieš moteris, sako, wow, šito mes nežinojom, dabar jis mums patinka mažiau. Tai irgi verta būtų pasidomėti tiesiog, kokius influencerius seka jaunimas, ar ne? Kokie yra top 3. Kodėl juos seka. Nemoralizuojant, kad ne, tu nesek, nes tas neveikia, bet kodėl jūs sekate. Ir dar vienas paskutinis šitoks labiau šalutinis, jis gal nėra tiesiogiai visiškai susijęs, bet yra dabartinis labai populiarus, ypač merginom, tas trad wife arba tradicinė žmonos subkultūra internetinė, ar ne, kur tu 60-ųjų stiliaus suknelėmis, sukiesi ten, būtinai kepi vištą ir panašiai. Tai šitoje trad wife kultūroje yra vienas toksai paslėptas dalykas, kuris sako, kad savo vyrui tu turi santykiuose atsiduoti tada, kai vyras to nori, nes jūs esate vos ne vienas kūnas. Ir atsisakyti tu tarsi nelabai ir gali, nes tai yra tavo kaip žmonos pareiga. Lietuvoje 43% žmonių vis dar taip galvoja, kad mylėti su vyru yra žmonos pareiga. Tai tarsi tave sudaiktina, ar ne? Tai šita subkultūra, jinai irgi
prisideda. Ir mes labai svarbu pasakyti, kalbant su jaunimu, mes kai kalbam apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą, nužudymus, kažkokius sunkius nusikaltimus, nelabai jiems ten ir rezonuoja, tiesą pasakius, ar ne? Ir kaip man vienas septintokas sakė, kodėl iš čia mums tokius baisius dalykus pasakoja, pasaulis yra gražus ir geras, nes jie nori tuo tikėti. Tai mes geriau pradedame nuo pirminio laiptelio, ar ne, prievartos kultūra, jinai reiškiasi būtent per seksistinius, homofobinius, transfobinius juokelius ir stabdome ją čia. Stabdome lyčių stereotipus, stabdome seksualinį priekabiavimą ir jeigu mes efektyviai kalbam apie tai, ar ne, pagarbiai su jaunimu, diskutuojant, priemant kitas nuomonės ir apsikeičiant jomis, mes galime tą prievartos kultūrą iš principo mažinti. Tai prevencijos būtų geriau nepradėti nuo tų pirminių laiptelių, nes ypač su vaikais jaunimu jie rezonuoja mažiausiai. Kaip beje suaugusiems irgi. Toliau, kaip viskas vyksta, dalį šią keletą kanalų įvardino, tai aš galbūt pratęsiu apie programėlės, ar ne, tai yra įvairios apnuoginimo programėlės, kur gali pasimti ir apnuoginti, ką nori, klasiokę, klasioką. Čia labai svarbu yra pasakyti, kad seksualinis kibernetinis smurtas jis sukelia ne ką mažesnės, o kartais net ir didesnės trauminės pasekmes, dėl to, kad sugeneruotas ir sukurtas turinys internete gyvuoja dešimtmečius, ar ne? Tai yra įvairios programėlės, kurios padeda tai padaryti ir kitas kompiuteriniai žaidimai. Čia aš jau paslėpiau ir lytinius organus, kad galėčiau jums parodyti, jeigu ką, nežinau, kiek auditorijai čia bus vaikų, bet iš principo tai yra žaidimų pagrindų, kuriami pornografinio turinio filmukai ir taip vaikai yra pratinami prie seksualizacijos ir pornografinio įvairaus turinio. Ir kol pasakoju, gali dar įrašyti į čatą, kaip jums atrodo vidutiniškai pasaulyje, kada vaikai atranda pornografiją. Nuo kokio amžiaus, nuo kiek metų vaikai pasaulyje atranda pornografiją. Pabandykite atspėti, įrašykite tiesiog skaičių, amžių. Vidutiniškai nuo kokio amžiaus pasaulyje vaikai galėtų atrasti pornografiją. Nu, žiūrim, 9. Va, 9 turim variantą. 7, o 10, nu jau čia šiltėja, žodžiu. 11 metų, bet tas amžius, vidutiniškai, bet tas amžius vis jaunėja. Ir iš principo jaunesnei auditorijai sužaidybinta pornografija, jinai yra tikrai pakankamai patraukli. Štai yra jums pavyzdys, kaip vaikai yra pratinami prie smurtinio ir seksualizuoto turinio. Jūs galvojat, kad jūsų vaikai, kurie mėgsta Ežiuką Soniką arba Elzą princesę, jūs galvojat, kad nu va, tai kaip miela, kaip faina. Jūs sudedate jiems YouTube ten įvairias tėvų apsaugas, algoritmus, jau irgi jaučiatės protingi, apsaugoja, viskas tvarkoj, kepat kotletus, vaikas žiūri YouTube Kids ir viskas tarsi ir gerai. Ir jūs pasižiūrite, ką vaikas žiūri ir vaikas žiūri apie Ežiuką Soniką. Miela, gražu. Arba Elza. O, kaip miela. Yra tokie ir gate tipo video, kurie iš principo apeina YouTube Kids algoritmus, apsimesdami animaciniais video. Ir jeigu toks video praslysta į tą algoritmą, jis rodo seksualizuotą turinį su to pačiu Ežiuku Soniku arba labai baisų turinį. Su ta pačia Elza labai baisų turinį, seksualizuotą turinį. Ir tada algoritmas veikia taip, kad jūsų vaikui toliau tą turinį mes. Ir jeigu nežiūrėsite jau visą laiką akylai, tai gali būti, kad vaikas matys ir tokius video. Tokie video vaikam yra baisus, jie po to gali bijoti šiek tiek miegoti, bet jie jos traukia. Ne? Nes vaikų psichikoje yra tai, kas yra baisu, bet įvilktai man patinkantį rūbą, aš bijau, bet aš vis tiek žiūrėsiu. Čia kaip ir suaugusiems su siaubo įvairiais filmais. Taip pat norėčiau aptarti šiek tiek groomingą, ar ne? Tai groomingo tema, tai yra vaikų viliojimo. Jei nėra labai daug informacijos lietuvių kalba, mes esame parengę su kolegom groomingo apžvalgą Baltijos šalyse, su danų gerąją praktiką, tai vat galite, kas skaitote anglų kalbą, pasiskaityti. Groomingas yra procesas iš principo, kurio metu suaugęs žmogus pamažu įgyja vaiko pasitikėjimą ir išnaudodamas vaiko pažeidžiamumą jį vilioja. Dažnai tai būna seksualinio išnaudojimo tikslams, gali būti šiek tiek ir kiti ten ekonominiai tikslai ir panašiai, bet dažnai tai būna seksualinis išnaudojimas. Ir kaip tas visas veikia, čia yra labai konkretus pavyzdys ir vat jums susimastymui, kaip tai yra daroma. Čia yra iš konkrečios bylos pavyzdys UK, šitam žmogui yra 23
metai, jis buvo irgi teisiamas už tai, kad viliojo nepilnametį berniuką 12 metų ir siekė išnaudoti jo pažeidžiamumą, išnaudoti jį seksualiai ir panašiai. Tai jie susipažino per Minecraft'o žaidimą, visiškai normalu, užmesgi ryšį per žaidimą, bendrą misiją, perkeli tada į žaidimo susirašinėjimą į kitą platformą, ar ne? Ir toje platformoje teisėsauga ištraukė susirašinėjimą, tai buvo 170 puslapių. Klausimas jums irgi hipotetinis. Kaip jūs galvojat, kas jūsų paauglius geriau pažįsta? Ar jūs ir geriau su jais randa ryšį, ar jūs, ar žmogus, kuris su jais susirašinėja 170 puslapių turinio. Ir tas turinys tikrai iš pradžių nėra baisus. Tai yra ryšio kūrimas, aš tave suprantu, aš manau, kad tu esi teisus, aš tau duosiu kažkokius žaidimo kreditus, aš tau suteiksiu pagalbą, ar ne? Ir tik po truputį užmesgus ryšį vaikai yra pratinami truputėlį, ne? Pažaiskim tiesą drąsą, pasukim virtualų butelį, atsiųsiu tau kažkokį gifą, atsiųsiu tau kažkokį memą. Ir tik tada prasideda jau sekstingas, ar ne, šantažas ir visi kiti dalykai. Bet esmė tai yra ryšio kūrimas. Ir čia iš vienos pusės gali būti labai baisu, kaip tėvams, ar ne, arba žmonėms dirbantiems su vaikais ir jaunimu. Iš kitos pusės mes žinome, ką daryti. Tai yra neprarasti ryšio su vaikais ir su jaunimu. Ir klausimas yra ne kiek jums vaikas gali papasakot, kaip gerai sekėsi šiandien mokykloje arba kaip nuostabiai jam sekasi gyvenime, bet kiek labai vaikas jums pasakoja, kaip blogai jam sekėsi dienoje, mokykloje, kokias problemas jis turi, kiek dažnai kiek jūs savo vaikui dažnai pasakojate apie problemas, su kuriomis susidurėte. Ne? Ir galima praleisti visą gyvenimą, bandant pamiršti vaikystės išgyvenimus. Ir labai statistika yra tokia, kad kas 5 vaikas Europoje yra patyręs kokios nors formos seksualinį smurtą. Tai visoje Europoje duomenys. Lietuvoje mes turime seksualinio smurto 23 metais, kaip matote, auga po truputį. Negalim sakyti, kad auga seksualinis smurtas prieš vaikus. Galima geriau sakyti, kad žmonės labiau atpažįsta. Ir dėl to ta statistika didėja. Pavyzdžiui, praeitais metais Lietuvoje buvo 375 atvejai, iš kurių buvo 70 berniukų ir 325 mergaitės. Tai negalime sakyti, kad ir berniukai nenukenčia nuo seksualinio išnaudojimo ir smurto, bet mergaičių nukenčia daugiau. Jeigu kalbėti apie prekybą žmonėmis, ir čia paliksiu tiesiog QR kodą, galėsit pasiskaityti, bet iš principo praeitais metais štai buvo suteikta pagalba 3 nepilnametėm Lietuvoje, iš kurių 2 galimai buvo išnaudotos seksualiniam paslaugom teikti ir 1 išnaudota vaiko pirkimui arba pardavimui. Tai tie skaičiai atrodo nėra kažkokie labai dideli, bet turėkime omeny, kad tai yra ypatingai sunkios nusikalstamos veikos ir kad tai yra tik tai ledkalnio viršūnė. Nes seksualinis smurtas prieš vaikus, išnaudojimas, ypatingai kibernetinėje erdvėje, yra labai latentinis nusikaltimas ir didesnė dalis nesikreipia. Vėlgi priežastys irgi to ir kas skatina yra elementarus, jeigu pasižiūrėsite nuo Helovyno kostiumų iki seksualizavimo, iki įvairių reklamų, ar ne, tai yra labai elementarus, kas kalbant apie mergaitės, ar ne, poreikis mažos mergaitės. Ir moteris irgi ir suaugusios yra skatinamas, tarkim, rengtis, atrodyti kuo jauniau, bet dar labiau ten kaip mokinukės ir panašiai. Ir visa šita subkultūra, jinai veda į palaikymą, ar ne, pornografinio turinio palaikymą, o pornografija neretai būna susijusi ir su prekyba žmonėmis. Ir kitas dalykas dar štai tas vadinamasis selling point ir realybė. Selling point yra tokia, kad vaikai jūsų arba jaunimas, jie nori užsidirbti pinigų. Iš principo, jie neturi pinigų, jūs jiems ten vis tiek neduodate žiauriai daug pinigų, labai daug pinigų duoti ir nereikia, ar ne, nes po to neaišku, kas tais pinigais veikia, bet jie svajoja apie užsidirbimą. Užsidirbti norima kaip ir greitai, ar ne, ir efektyviai. Tai, pavyzdžiui, OnlyFans platforma, ar ne, sako, žiūrėk, ateisi čia, užsidirbsi, super daug pinigų, nelabai tau ten kažkokio fizinio kontakto, va čia vakare sėdi, savo kambarį, tėvai gali būti ir kitam kambarį, padarai truputį dalykų, kapsi tau pinigai. Žmonės prisijungia, pažiūri, susirenki daug pinigų, esi turtingesnis žmogus, gali nusipirkti viską, ko reikia. Ir su tuo yra labai sunku kovoti. Ir tam paskaita kokia nors, tik jau taip nedaryk, nes tai yra amoralu, turbūt čia nelabai pagelbėtų, ar ne? Nes, normalu, reikia pinigų, čia greit gali užsidirbti, gali keletą ir suvilioti.
Tai vat palikau irgi QR kodą į istorijas, ką iš tikrųjų reiškia, pavyzdžiui, išnaudojimas prekybos žmonėmis seksualiai. Tai yra moterų istorijos, kurios buvo išnaudotos įvairiais savo gyvenimo etapais, tai yra toksai kaip virtualus muziejus, tai irgi galite ypatingai su vyresniais vaikais aptarti šitas istorijas ir vat kaip rezonuoja šitie du pasaulyje, ar ne? Vienas yra selling point ir kas mums yra parduodama, o kitas yra realybę. Ir dar vienas dalykas irgi, pavyzdžiui, kaip yra išnaudojami žmonės kibernetinėje erdvėje, užverbuojami, pavyzdžiui, jūs norite kažkaip labai greitai užsidirbti, ar ne? Esate, tarkime, didžiąją dalim vaikinas, vyras ir sako, klausyk, tai mes tave čia užverbuosim, nelabai tau čia ką reikės daryti, sėdėsi va visą laiką internete ir verbuosi moteris. Apsimesi ten romantiškų vyrų, verbuosi moteris, megsis santykius su moterimis, ar ne? Ir tavo tikslas bus koks? Tavo tikslas bus jas įtikinti, investuoti į kriptovaliutas arba į verslus, kurių nėra. Tai jūs užmegsit romantišką santykį, moteris nori megsti tą romantišką santykį, nes lyčių stereotipai sako, kad greičiau, jeigu būsi be meilės, būsi mažiau vertinga ir tada jūs iš jų pinigus išgrėžia. Tai tokia kaip ir dviguba išnaudojimo schema. Pig butchering schemai nebūtinai visi žmonės bus nukentėję nuo prekybos žmonėmis, kurie tą daro, ar ne? Kiti bus tiesiog savanoriškai tą daro, bet yra dalis, kurie yra nukentėję. Taip kad tas žmogus, kuris vilioja, jau yra irgi prekybos žmonėmis auka, yra įkalintas toje rolėje, pavadinkime, ar ne, ir išnaudojime, ir kitas žmogus nukenčia nuo to išnaudojimo. Ir viskas vyksta internete, tau nereikia nei eiti, taip kad visi tie plakatai prekybos žmonėmis, kur labai džiaugiuosi, kai buvom Strasbūre, irgi, kad ir Jolita padarė plakatų, kurie tiesiog yra ten juodam fone su žodžiais, o nebe tie, kur surištos rankos, pririšta prie radiatoriaus, kampe sėdinti ten su mušta moteris, nes nebe taip veikia didesnė dalim. Yra tokių atvejų, bet didesnė dalis ir kuo toliau, to daugiau bus kibernetinė erdvėje. Vadinasi, žmonės, kurie sėdi prie kompiuterio ir daro įvairiausius dalykus. Ir tai, kad jie nėra suplėštais rūbais ar su mėlynėm po akim, nereiškia, kad jie yra mažiau traumuoti. Jeigu žiūrėti dar toliau, kas sekundę pasaulyje registruojama po 10 internetinio seksualinio smurto atvejų prieš vaikus. Tai mes jau su jumis kalbame lygiai valandą dabar, tai per šitą valandą 3600 seksualinio internetinio smurto atvejų prieš vaikus pasaulyje. Ar ne? Tai kol mes kalbame, stengiamės prevenciją vykdyti, yra daug žmonių, kurie internetą išnaudoja kitiems tikslams. Ir čia aš visų neskaitysiu, bet paprašiau irgi kolegę surinkti statistiką. Deja, Lietuvoje jos nėra labai daug. Lietuvoje mes žinome, kad 12-16 metų jaunimo tarpe kas trečias yra nukentėjęs nuo seksualinio smurto elektroninėje erdvėje. Ar ne? Pasaulyje mes turime gilesnių tyrimų ir apie sekstingą, ar ne? Pavyzdžiui, Amerikoje 1 iš 5 mažamečių, tai mažametis yra vaikas iki 7 metų amžiaus, mano, kad yra normalu tarpusavyje dalintis nuogo kūno nuotraukomis ar vaizdo įrašų. Net mokykloms tai atrodo kartais kaip vaikai juokauja. Vat pajuokavo vaikai, tai nereikia čia imtis kažkokių labai daug veiksmų. Jeigu kalbant apie teisinius dalykus, tai kalbėjom šiandien Seime ir su generalinės prokuratūros atstove, labai yra sunku kvalifikuoti kibernetinį seksualinį smurtą, net ir prieš vaikus. Tai tas kvalifikavimas jis yra komplikuotas, po truputį vejasi teisės aktai, bet yra ką padirbėti. Tai statistiką paliksiu, tikrai galite naudoti ir prevencijai. Ir klausimas tada perskaičius visą tą statistiką, tai ką mes darome, ne? Ką mes darome, kaip paaugliai, ieškodami romantinių pažinčių, gauna į savo ekranus baklažaną, bananą, tik jau realioj fiziniai formoje, ne? Tai yra beprotiškai traumuojanti patirtis. Aš tikrai turiu ir ne vieną draugę artimoje aplinkoje, kurios yra gavę ten neprašytų tų dick pics penio nuotraukų. Niekada tai nėra malonu, bet ypatingai traumuoja, kai tu esi paauglys. Ir labai dažnai paaugliai iš gėdos jausmo, jums nepasisakys, žiūrėk, aš gavau penio nuotrauką, nes buvau pažinčių programėlį. Nes žinos, kad tėvai sakys, tu kur tu buvai? Pažinčių programėlį? Jau ateik, mes tau čia pribosim telefoną iki kol sueis 18.
Ne? Tai todėl dažniausiai ir neina pas suaugusius. Ir čia išimu truputėlį irgi statistikos iš teisės aktų ir turėkite omeny, kad 80% nukentėjusių nuo seksualinio smurto iš vis niekur nesikreipia pagalbos. Iš vis. Tai čia kalbam apie suaugusius. O vaikų tarpe juo labiau, nes vėlgi vaikai labai bijo suaugusių reakcijos, nes, pripažinkit, labai sunku yra save suvaldyti ir nepasakyti, kur tu buvai, ką tu darai, oi, nepalauk, ne, aš ramiai, bet vis tiek esu pikta. Tai jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, tą patį vaiko viliojimą arba grooming, angliškai geriau žinoma, ar ne, tai yra 152 prim straipsnis, jaunesnė negu 16 metų asmens viliojimas, ar ne, Lietuvos baudžiamajam kodekse. Pasižiūrime skaičius, praeitais metais vienas atvejis. Kad vienas atvejis yra, tai jau tikrai taip nėra, bet iki teisinių procesų nenueina, nes vėlgi nekalba. Ir kai mes kalbam apie tai, kodėl žmonės nekalba, iš vis tai yra blogas klausimas. Klauskim ne kodėl žmonės nekalba, o ką mes galim padaryti, kad tie žmonės prabiltų, ar ne? Nes viską užkrauti ant nukentėjusio vaiko, jaunuolio ar net suaugusio žmogaus yra tiesiog. Kodėl nekalba? Yra aibė priežasčių, ledkalnis priežasčių, kodėl nekalba. Ne? Dar vienas populiarus toks pasakymas, kurį dažnai girdžiu, dabar yra kiti laikai. Dabar dėl visko kaltas dirbtinis intelektas. Apokalipsė, tiesiog dirbtinio intelekto apokalipsė, žodžiu, jeigu ne tie prakeikti telefonai ir socialiniai tinklai, kai mes buvom maži, tai augdavom ir kieme, visą laiką nebuvo jokių socialinių tinklų. O dabar tai jau visiškai blogai. Tai čia labai svarbu pasakyti, nedirbtinis intelektas išnaudoja vaikus, nedirbtinis intelektas įgalina prekybą žmonėmis. Žmonės, naudodami dirbtinį intelektą, tai daro, o tai yra visiškai kita prieiga. Ne? Kaip tai yra daroma dirbtinio intelekto pagalba, kaip vyksta kibernetinis seksualinis smurtas, tai pavyzdžiui, žmonės stimuliuoja susirašinėjimą, ar ne, tai tie patys žmonės, kurie nori išnaudoti vaikus seksualiai, treniruojasi su dirbtiniu intelektu, kaip bendrauti su tam tikro amžiaus vaikais, ar ne, kad tas pokalbis būtų iš principo efektyvus. Ir aš po to galėsiu pasidalinti, mes irgi su kolegom, mokslininkais iš skirtingų šalių esam darę tyrimus ir su policija, kaip susirašinė, būtent tas momentas, kai lūžta susirašinėjimas nuo to draugiško, po truputį į išnaudojamą jį, ar ne, nes nusikaltėlio tikslas kuo ilgiau išlaikyti vaiką ryšyje, kuo ilgiau vaiką išlaikyti pasitikėjimą. Tai treniruojasi, ar ne, generuoja pasiūlymus, kuria nuotraukas, susmurtina tas nuotraukas, ar ne, jas perdaro, tai dirbtinis intelektas yra pakankamai plačiai naudojamas tam. Dirbtinis intelektas nekuria jokio turinio. Nes aš dažnai girdžiu, nekuria dirbtinis intelektas turinio, jis ima turinį iš jau žinomų šaltinių, ar ne? Ir ta prasme, dirbtinis intelektas tikrai pats savanoriškai, taip sėdėdamas ant koks nesukūrė išnaudojančio turinio, ar ne? Tai tą yra svarbu pasakyti ir esmė yra žmonės, kurie nori seksualiai išnaudoti vaikus ir kurie tą daro sąmoningai, jie taip pat būrėsi į bendruomenės, ar ne? Kodėl ir mums svarbu būti bendruomenėse prevencijos, nes tie žmonės irgi būrėsi į bendruomenės. Būrėsi į bendruomenės, kurių metu, kaip mes šiandien turim prevencijos paskaitą, lygiai taip pat turi paskaitas, pamokas, vienas kitą moko, ar ne? Sakau vyrišką giminę dėl to, kad vienintelis tas kvalifikuojantis kriterijus yra, kad didesnė dalim, didžiausia dalim seksualiai išnaudoja ir kibernetinė, ir fizinė erdvė daugiau vyrai ir berniukai, ir vaikinai. Ne? Yra ir moterų tikrai kažkiek, bet didesnė dalim vyrai, dėl to sakau vyrišką giminę, ar ne, tai jie mokosi kartu ir susitelkia tam tikrose bendruomenės. Ir čia, pavyzdžiui, tiesiog vienas iš pavyzdžių dirbtinio intelekto pornografijos generatorius, kuris sukuria po 500 000 pornografinio turinio nuotraukų per dieną. Tai pabandykim pakonkuruoti ar ne su tuo. Ir jeigu kalbėti jau dabar apie tai, ką daryti, kokios yra silpnybės ir grėsmės, viena iš didžiausių silpnybių seksualinio smurto prevencijoje, ką aš matau kasdieną savo darbe, yra baimė kalbėti seksualinio smurto tema, ypač su vaikais, ar ne? Kodėl? Nes yra žodis seksualinio. Yra šaknis, vėlgi grįžtam prie sąvokų ir prie kalbos. Tai seksualinis smurtas neturi nieko bendro su seksu, tai yra nusikaltimas, ar ne? Bet kadangi yra ta šaknis, tai ta šaknis mumise sujudina viską, ką gali sujudinti. Visus
pokalbius, kurių mes neturėjom su savo seneliais, su savo tėvais, visus tuos nemalonius pokalbius, kuriuos turėjom su mokytojais, ar ne? Ir mes tada patys einam į savo keutą, galvojam, man nemalonu, aš nekalbėsiu, ar ne? Tai baime kalbėti. Informacinių technologijų baime, aš nieko nesuprantu apie tą internetą, nežinau tų visų appsų pavadinimų, neturiu ten aš jokio TikToko, nieko aš ten nesuprantu. Nesvarbu, kokia yra platforma. Šiandien TikTokas, Discordas, rytoj buvo tokia Omegle, kur online galėjai susikonektinti realiu laiku su bet kuo iš pasaulio. Pavadinimai keičiasi, esmė lieka ta pati. Išnaudojimas. Jeigu mes žinom algoritmą, jeigu mes vaikus išmokome kartu su jais per pokalbį, kaip veikia smurtautojų smegenys, kaip veikia tas algoritmas, ar ne, tai visiškai dzin, kokia ta programėlė bus. Ar Snapchatas, ar TikTokas, ar ten koks maktokas dar ten po 5 metų. Gąsdinimas dirbtinio intelekto apokalipse, tu jau tik tai neik, jau tu tik nesinaudok, ten žinok, vieni pavojai. Tai jau vaikų ir ypač jaunimo atsakymas yra, jie čia iš vis nieko nesupranta. Draudimai. Draudimai yra labai gerai iki tam tikros ribos. Draudimas telefonų mokyklose, aš tik tai už, tas padeda vaikams bendrauti, tas padeda vaikams susikaupti mokytis, tas jų neapsaugo nuo seksualinio smurto kibernetinėje erdvėje, nes jie išeis iš mokyklos, pasims. Jie neturės telefono. Aš žinau berniuką, kuris būdamas 8 metų sustaupė pinigų ir nusipirko telefoną už savo tėvų nugaros, dėl to, kad jį norėjo turėti. Ir jau ten jis naudojo viską, ką tik galėjo naudoti, ar ne, jie ras būdą. Tai draudimai, jie sprendžia kažkokius dalykus, jie nesprendžia išnaudojimo problemos. Kokios yra stiprybės ir galimybės? Lietuvoje yra gyvenimo įgūdžių programa, šiaip iš principo yra geras dalykas, mes štai ir su kolegiam kalbėjom, integruoti į pamokas, ar ne, programavimo pamokos, STEM srities pamokos, tu programuoji, mes galim per programavimą apie tai kalbėti, ar ne, tu mokaisi matematikų, tu mokaisi lietuvių kalbos, ar ne, mes galime kartu kurti socialinės pasakas, arba analizuoti pasaką lietuvišką Eglė Žalčių karalienė, kuri yra nuostabi pasaka, yra nuostabus mitas, labai galingas mitas, bet per ją mes galime kalbėti apie smurtą santykiuose ir kontrolę santykiuose, o kodėl, koks yra Eglės santykis su Žalčiais, ar ne, koks yra Eglės santykis su savo broliu ir taip toliau panašiai. Integruokim ir tai yra kur kas smagiau. Tada gal girdėjote šitą, čia perimsiu kitą skaidrą, nes jums gal nesigirdi man į ausines labai garsas, bet buvo labai populiarus Instagramo video mokytojos, ar ne, darželio auklėtojos, kuri dainavo dainelę pamokų metu, kad čia yra mano privačios, bet tai pakankamai yra agresyviai ir labai aiškiai, kad čia yra mano privačios dalis, niekas negali jų liesti, o jeigu čia paliečia kažkas mano privačias dalis, tai aš tada pasakau tėvam, pasakau mokytojam, ir jinai su tokiu užsidegimu ir šitas įrašas sulaukia milijonų ten pasidalinimų Instagrame. Labai paprastas būdas dainele mokyti vaikus, kad tavo privačių kūno dalių niekas negali liesti, išskyrus gydytoją, ar ne, jeigu ten tau skauda, ar dar tam tikrus dalykus. Tai nuo to ir prasideda iš principo prevencija. Vaikai net organų lytinių savo negali vardinti tikraisiais vardais. O jeigu toliau eisime, tai ten dar, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir seksualinio smurto prevencija, pabaigai, jinai nėra apie seksą. Čia pamirškit, nėra apie seksą. Tiesiog nėra, nes čia iš karto uždeda kryžių. Oi, seksualinio smurto prevencija labai dažnai gaunu mailą. Tai Rugile, tai kaip manote, nuo kiek amžiaus čia vaikam? Ar dar ten 14-15 ne per anksti? Tai ne per anksti iš vis niekada. Jeigu yra pritaikyta amžiui ir jeigu mes nustosim galvoti, kad tai yra apie seksą, tai nėra apie seksą, tai yra apie pokalbį apie ribas, pokalbį apie sutikimą. Labai dažnai jaunimas klausia, kai mes kalbam apie smurtinius santykius ar pavojus, o kas yra, sako, tie sveiki santykiai, kaip turi atrodyti geri santykiai, kaip turi atrodyti meilė, ne? Jie ateina su tokiu baltu lapu, pasakyk man, kaip atrodo meilė. Vėliau, kai pradeda lytinius santykius, pasakyk, kaip man tada turi tas seksas atrodyti, kad jis būtų ten malonus, geras, sveikas, tai pasakyk, aš tai nežinau, tai kodėl tu man sakai, kaip blogai, o kaip gerai tada turi būti, ar ne? Kalbėkime apie sveikus santykius, kalbėkime apie smurtautojų taktikas. Kurkim priemonės kartu. Vaikai yra visiški ekspertai tos elektroninės erdvės, kas jiem ką rašo, jie žino, kokiais žodžiais rašo, kokius gifus siunčia, o jūs žinot apie saugumą.
jūs turit daugiau kritinio mąstymo. Tai sujungus šitas visas kartu priemonės, mes galime turėti labai puikių rezultatų. Ir vienas iš tokių sėkmingesnių, čia Lietuvoje skirtingose savivaldybėse darom, tai būtent ir kūrėm socialinės pasakas su jaunimo darbuotojais ir su jaunuoliais. Socialiniais pasakas apie prevenciją. Kūrėm scenarijus, jie piešė piešinius, jie rašė praktinės užduotis savo klasiokam, ane? Ir jūs tokiu atveju išvengsite to, kad jūsų užduotis bus, kaip cituoju jaunimą, nuobodu, jau tik ne apie patyčias, jau tik ne apie smurtą, mes jau nebegalim klausyti, mums jau atsibodo. Jūs patys sukūrėt, vadinasi, jeigu jums nenuobodu, jūsų draugam irgi bus nenuobodu. Ir dar vienas dalykas, ką tikrai galiu labai rekomenduoti, tai yra nepatogaus kino klasę panaudoti. Tai yra platforma, kurioje yra nuostabus eksperimentas, realus eksperimentas sugauti tinkle. Per QR kodą rasite ir nepatogaus kino klasė yra dar daug filmų, kuriuos galite su bendruomenė, su jaunimu, su vaikais pasižiūrėti. Ten yra parašyta tos amžiaus ribos, nuo kada rekomenduojama. Ir prie kai kurių filmų net yra pridėtos trumpos metodikos, kaip kalbėti apie šitą filmą. Ar ne? Ir šitą filmą, pavyzdžiui, pažiūrėjus, žinokit, geriau negu bet kokia paskaita, ten viskas susidėlioja į vietas. Dabar irgi Seime pristatinėjo Paramos vaikams centras, yra sukūręs visiškai neseniai saugios vaikui aplinkos standartus. Irgi paliksiu QR kodą. Čia yra visoms įstaigoms ir organizacijoms, mokykloms, kurios dirba su vaikais. Tai pagal tą saugios aplinkos standartą jie ten kalba irgi, ką mokytojai turi daryti, kokia aplinka turėtų būti, apie ką su vaikais galima kalbėti. Tai tikrai labai rekomenduoju, toksai paruoštas įrankis, įsidėkit pas save, išbandykit. Jeigu turėsit klausimų, parašykit Paramos vaikams centrui, paklauskit, puikus įrankis iš tiesų specialistų sukurtas. Ir dar įdėjau keletą irgi tokių įrankių, dažnai klausia, kaip atpažinti. Tai kriterijus, kaip galima atpažinti, kad vaikas galimai nukentėjo nuo seksualinio smurto ir ką daryti, jeigu pamatot nedraugišką turinį internete, ar ne, yra informatikos ryšių departamentas, turi savo karštąją liniją, tai jūs galite anonimiškai pranešti ir vaikai gali pranešti, jie to turinio tikrai mato, randa ir girdi, tai tiesiog įdėjus tą QR kodą, pamačiau kažką blogo, aš tai įdėjau QR kodą, nusinčiau pranešimą, ar ne, tada automatiškai nueina į ryšių departamentą, jie patikrina, rada netinkamos medžiagos, automatiškai yra persiunčiama policijos departamentui ir ten jau užsiveda visas procesas, bet vėlgi pranešti galite anonimiškai. Ir jeigu reikia pagalbos, taip pat yra ir vaikų linija, kurią galima būtų paskambinti. Ir dar vienas šaltinis, jeigu ieškosite informacijos šitom temom, puikus yra ICMECAS, ar ne, jie yra Amerikoje ir jie labai daug kalba apie išnaudojamą turinį internete vaikų ir jie iš tiesų perduoda, man atrodo, jeigu neklystu, kalbėjau su kriminalinė policija, apie 7,000 atvejų perdavė Lietuvos policija irgi, kur randa internete kažką tokio netinkamo ir perduoda iškart policijai. Tai jie turi neblogos medžiagos ir vienas iš tokių nuostabesnių irgi šaltinių, jie yra Jungtinėje karalystėje, tai yra Internet Watch Foundation. Čia yra daug įdomios medžiagos apie ir dirbtinį intelektą ir kaip jis yra pasitelkiamas būtent vaikų išnaudojimu ir tokios įdomios medžiagos, kuri galėtų ir prezentacijose kabinti. Aš pakankamai dažnai ir pati naudoju šitą šaltinį ir su ribologija esam sukūrę metodiką tinkle, kurią pasidalinsiu, aš neatsimenu, ar dalinausi su Jolita, bet jeigu nesidalinau, tai pasidalinsiu. Tai čia yra, mes esam paruošę tiek teorinę, tiek praktinės pamokas, kaip galima kalbėti su vaikais šitą temą, ne? Kad nereiktų dirbti, kad nereiktų daryti tų prezentacijų, kad galėtumėte pasimti medžiagą ir jau daryti įvairius praktinius užsiėmimus. Ir daugiau informacijos mes dedame savo socialiniuose tinkluose, tai galite pasekti ribologiją Instagram'e, kas neturit Instagram'o Facebook'e, kas neturit Facebook'o LinkedIn'e, kas sako, velniop visus tos socialinius tinklus ir aš jų nenoriu ir nenaudoju ir niekada nenaudosiu, tai vis tiek internetu naudojatės, tai turim www.ribologija.lt, tai galite pasekti, yra daug tokio prevencinio nemokamo turinio, kam įdomi lyčių stereotipų tema, tai aš ją dalinuosi savo Instagrame, ar ne, nes nuo lyčių stereotipų prasideda nemaža dalis smurtinių įvairiausių dalykų ir lyčių nelygybė yra viena iš smurto priežasčių, ar ne, ir lyčių nelygybė blogina ne tik moterų, bet ir vyrų gyvenimą, kaip žinot, Lietuvoje bent jau vyrai vidutiniškai 10 metų trumpiau gyvena, tai prie to irgi prisideda lyčių nelygybė, tai galite pasekti Instagrame ir bendraukim, ir LinkedIn'e galime bendrauti, tai rašykit, jeigu kažko reikės, priemonių irgi dažnai paklausia, tai tikrai drąsiai rašykit ir noriu padėkoti labai
Jolitai, nes, kaip ir minėjau, smurtautojai būrėsi į bendruomenės ar ne, bet vienintelis būdas su to kovoti yra iš principo ir mums burtis į bendruomenės ir dalintis žiniomis. Ir jeigu jūs visos ir visi, kas šiandien dalyvavot, kas online prisijungėt, pasidalinsit nors vienu arba keliais sakiniais darbe, prie kavos puodelio, su vaikais, socialiniuose tinkluose, tai tada dar daugiau žmonių pamatys, ar ne? Ir tik tai taip ta informacija plinta iš lūpų į lūpas, per rekomendacijas, per kvietimą pasižiūrėti, per kvietimą dar daugiau pasidomėti. Tai ačiū labai, Jolita, kad kuri šitą erdvę ir kvieti. Ačiū Rugiliai ir ačiū visiems. Taip, tikrai perduosim skaidrės, lektoriai sutiko pasidalinti, paskaita įrašyta taip pat, tai pasidalinsime drąsiai. Kol jūs kalbėjote, tikrai atėjo daug žinučių, kad negali būti, kaip ir visada mes žinom, tie stereotipai, negali būti, kad toks mažas amžius, negali būti, kad tokios statistikos, kad vis dar turim kalbėti šiom temom, bet tokia realybė ir manau, kad ir kaip skaudu, mes turim kalbėti ir kaip minėjo Rugilė, jeigu galim kiekvienas paliesti bent 3 žmonės darbe ar bendruomeniai, tai jau yra labai didelis pasiekimas ir indėlis. Ir aš tikrai pasižymėjau visas priemonės ir gal dar Rugilė pasidalins, mes pasidalinsim per visą lituanistinių mokyklų asociaciją tomis priemonėmis, nes tai sukurta ir kartais gal tikrai nepatogu kalbėti tom temom, o kai yra jau padaryta, tai galima tiesiog pasinaudoti. Ir dabar kvieščiau dar trumpai, jei kažkas turite klausimų, tiesiog įsijunkit mikrofoną ar rašykit į komentarų sekciją. Aš dar kol laukiam klausimų, tai norėjau dar vieną dalyką pasakyti, kažkaip, žinai, vat, kai sakei, kad žmonėm yra ten sunku patikėti ar kažką, tai yra visiškai normalu. Dėl to būtent mes ir norime galvoti, kad smurtautojai, kaip ir vaikai mokyklose, sako, kaip įsivaizduojat, vat, sako, oi, tai koks nors ten storas vyras, ten riebaluotais plaukais, be dantų, suaugę irgi lygiai taip pat, kad mes gyvename puikioj kaiminystėje. Nu, mano ten ir kaimynai, ir bendradarbiai, nu, mes čia ne kokie nors ten, aš nežinau, atsilikę arba kaip nors ten neišsilavinę. Nu, Jėzus Marija kaip išsilavinę, diplomai lūžta sienos nuo diplomų. Tai yra normalu, nes mūsų smegenys bando mus apsaugoti, nes jeigu mes savo pasakytumėm, pavyzdžiui, ar ne, kad mano kaimynas gali tai daryti, kad mano bendradarbis galbūt per pertraukas žiūrint pornografiją, o galbūt savo kompiuteryje turi ten vaikų apsinuoginusių nuotraukų, tai mums tiesiog patiems gyventi būtų labai baisu, nes mes nejaustumėm to saugumo jausmo, kurį jaučiam dabar, kai galvojam, nu mano rajonas yra saugus, kol manęs tai nieks neapiplėšia, ne? Tai psichologiškai yra labai normali reakcija, nes bandom tą stumti, bet tiesiog, kai žinom, yra truputėlį lengviau, nes kai galvojam, kad neatsitiks tikrai, tai mažiau yra noro daryti tą prevenciją arba kalbėti, kol neatsitinka, kai žinom, koks platus yra paplitimas ir susigyvenam su tuo, tai daugiau motyvacijos yra kalbėti ir daryti. Įkrito klausimas. Jo, matau. Aha, Vilmos. O kur Facebook'e chat grupiniuose būna įdėta plikų moterų su nuorodom foto? Kas čia? Memas dirbtinio intelekto? Gal galit patikslinti, Vilma, klausimą, nes tokių chatų ir grupių jų yra labai nemažai. Yra, pavyzdžiui, grupių, kur apskritai yra puslapių, kurie specializuojasi tuo, pavyzdžiui, keršto pornografija. Jeigu tu baigiai santykius ir nutraukiai santykius, tu įdėsi savo antros pusės specialiai nuotrauką ar ne, arba video į tą puslapį tam, kad atkeršytum. Tai Vilma, gal gali dar patikslinti? Galit ir atsimiutinti, jeigu po to. Aha, sveiki. Norėjau sužinoti, nes būna taip, kad tie bendri, aš nežinau, dabar neįlindus į Facebooką, bet neatsimenu tų pavadinimų tokių, kur
aš kartais seku tokius puslapius, kur visai nesusiję su tuo. Pavyzdžiui, su dailė tenai aš žiūriu, kur paveikslus kokius įdeda, arba, pavyzdžiui, Italijos bendruomenės, ten tiesiog, nu, kaip yra Italijos lietuviai, sakykime, ir būna Mhm. įdėtas. Ir tuose čatuose tokie, vat, sakykime, tų, kaip sakyti, seksualinių, tokių moterų erotinių visokių tenai ir su nuorodom. Tai kas čia tokie yra? Nes, pavyzdžiui, jeigu skaitom, tai mes visi, bet, pavyzdžiui, paklausę administratorius pašalinti, tai jie nepašalina. Tai ar jų negalima nepašalinti? Aš taip įsivaizduoju, kad tai yra man neaptinka. Arba ten, sakykime, ne, nu, kaip sakyti, aš jaučiu, kad kaip seksualinis koksai tenai, sakykime, irgi paleistas, ne? Man tai nežinau, kaip ar pašalinti manoma jį tenai, ar kaip pačiam, tai nelabai ten administratorius turi tai padaryti. Jo, tai iš principo, jeigu matot netinkamą turinį, tarkime, Facebooko grupėje arba čatuose, šiaip, tarp kitko, vat, net su policija kalbėjom ir juokėsi, dar kad ne visi irgi žino, net kai tu draugams ar draugeliams siuntinėjai ten kokį nors, o, žiūrėk, čia truputį pornografinio turinio kokią nuotraukėlį ar panašiai. Tai žiūrėk ir baudžiamojo kodekso 309 straipsnis pornografinio turinio medžiagos platinimas, ne? Tai, nu, svarbu yra tą žinoti, bet iš principo, jeigu teisingai suprantu klausimą, ką galima daryti, tai reikėtų tada pranešti administratoriui, kartais būna, kad pats administratorius praneša, tai tada reikėtų platformai pačiai, kurioje yra, tai tarkime Facebookas, ar ne, tiesiog paimti ir reportinti, ar ne, tą netinkamą turinį. Problema yra su meta tame, kad iš tiesų, jeigu reportina, nu, praneša apie tą turinį fiziniai asmenys ir žmonės, labai jie lėtai tą turinį išiminėja, kartais ir visai neišima. Jie daugiausia reaguoja į vadinamosius tuos trusted flaggers, tai yra organizacijos, kurios jau dirba su meta kaip tie whistleblowers, trusted flaggers statusu, ar ne, ir kurios, jeigu jos praneša, kad kažkur yra neapykantos kalba, išnaudojimo pobūdžio turinys, tai jie tada labai greitai išima. Bet kaip fiziniam asmeniui, tai tada geriausia būtų raportuoti, arba kartais, kaip aš sakau, nu, vat, buvo ir kolegai neseniai ir anketos sukūrė jo vardu ir pavardę, tai, nu, paprašė ir daugiau draugų raportuoti, kad tai būtų ne tik jūs raportuojat, bet, pavyzdžiui, nu, galite ir bendruoju, bet raportuokit šitą puslapį, nes ten nesąmonės kelia arba žalingą turinį kažkokį. Gal galite visi tada raportuoti, nes kai iš daugiau žmonių ateina tie raportai, jie truputėlį labiau reaguoja. Bet tokiu atveju algoritmas būtų toks, kad administratorius, jeigu administratorius ten nereaguoja arba pats kelia pats pati, tai tada jau į platformą, nes tokių tikrai pasitaiko. Tai ačiū Jums, Vilma, už klausimą. Platforma, kurinai, aš kai nesusidūrusi, su kurinai ta platforma tada... Tai jeigu yra Facebook'e, tai tiesiog pačiam Facebook'ui galima pranešti. Tam būna 3 taškai dažnai. Prie to pausto yra 3 taškai, paspaudi ten report, scam. Tai aš tenai jau darau, tenai signalizuoju, jo. Tik tai tiek, kad keista, koks paklausimas būna, kas čia, žinai, ten išnaudojimas, ten dar kažkas, tai taip keistai nesupranti, ką čia rašyti. Tai nesvarbu, žinokit, rašykit, kad skemas ir nemano, supranti, toksai grupiai visai neturėtų būti jo. Tai čia nepriklausomai grupiai, man kartais irgi išmeta, neaišku, nei aš ten kažką seku, bet tiesiog pačiame sraute. Tai čia matytų, kaip virusas galima sakyti, kažkoks, suprantat, socialinių tinklų. Nes jo, vardai tai visai tokie, kaip sakyt, sakau, iš anų azijietiškų ar tokių afrikietiškų ar dar kažkokių tai pavadimų, bet, pavyzdžiui, baltosios moteris, tai irgi nesuprasi ten kas, ar ten, kaip sakyt, dirbtinis intelektas, ar ten kas. Va taip. Taip, nu tai čia, sakau, tai teisingai viską darot, iš tikrųjų pranešti, nesvarbu ten ką pažymėsit, tai sakau, nu labai reikia ir tų platformų atsakomybės. Tai va, tarp kitko, pačiam ir Strasbūre, Europos taryboje, kiekvienais metais vyksta neapykantos kalbos savaitė, ar ne? Tai ten aš manau, kad jeigu vietoje esi, tai nežinau, kaip Jolita, gal mane pataisys, jeigu ką, bet ten turbūt galima ir užsiregistruoti, ateiti ten iš skirtingų organizacijų, ar ne? Tai va, ten yra kalbama daug apie tą būtent trūkumą verslo atsakomybės, ar ne, kad iš verslo pusės, iš principo, tas turinys, nu, jis yra, nu, labai lėtai pašalinamas ir kartais net ir palaikomas, ar ne, nu, neišnaudojamo pobūdžio, bet, tarkim, tas, kas skatina algoritmus, tai yra, nu, pakankamai sudėtinga paslėpti. Tai čia, vat, geras klausimas.
platformų atsakomybės daugiau reikia, bet, nu, jeigu nereportinsim, tai pati platforma irgi nesusiprotės. Ačiū Jums. Ar yra dar klausimų? Ne, žinau, kad tai čia sugrįžtam kaip ir jaunimas ir visi, kad tokiom temom gal ir būna klausimų, bet nelabai jauku čia prie įrašo, tai tik dar kartą padrasinu, kad galit rašyti vėliau ar Rugilei, ar Daliui, ar net per mus įvairius klausimus ar prašymus ir galima tikrai drąsiai bendradarbiauti, o skaidrėm ir visais įrašais pasidalinsim. Ir labai labai dėkoju visiems lektoriams ir visiems dalyviams. Ir kas žiūrės YouTube kanale, tai tikrai dar kartą dalinkitės, dar čia papildom, dalinkitės drąsiai su savo bendruomenėm, net jei ir nepatogu, bet manau, kad tame matome tikrai didelę prasme ir galim daug padaryti kartu.